Greičio reguliatorių irgi yra visokių. Pas mane buvo, kai man atidėtas toks, toks, nieko ypatingo. Šitie man tokie, kur kitose būna, jie dažnai dega, neypatingai man jie patinka. Matosi, čia 2-3S lipo baterijai elementai pritaikytas, 40 amperų continuous, kaip čia pasakyti, pastovi srovė, galima maksimali pastovi srovė į varikliuką. Tai reikia turėti omeny, kad tas pastovumas, tai irgi taip abejočiau labai čia šito kokybę, man atrodo, jis po ilgesnio laiko tiesiog perkaistų. Čia turiu truputį brangesnį, tą, kur anksčiau irgi rodžiau. Tai šitie truputį geresni yra greičio reguliatoriai ir irgi jų esmė tai yra, ką čia yra mikroschemos, čia tik tai po karščio juostelė nesimato. O čia yra tas vadinamas heat sinkas, toks radiatorius, kuris nuima visą karštį. Ir yra irgi vairių dydžių, pavyzdžiui, turiu aš tokį nusipirkęs 70 amperų, tai čia didelis jau toks matas ir tas heat sinkas didelis, tai Misteris 7 amperų. Tai čia, ką žinau, atkreipdėmės pagrindai tą, kiek celių turėtų būti elementas, kad neviršti, nebūtų per mažai, kad neveiktų po to, jeigu vieno es nusipirkti, tai neveiks tas reguliatorius, nieko jam neperduos. Čia šitas eina į imtuvą arba į greičio, į valdiklį, kas pas mus reis. Šitie du laidai čia reikės, kaip sakiau, perlituoti, arba gal neperlituoti, nežinau, reikės gal reikės perlituoti, nes kadangi ant valdiklio dėsiu, tai aš nenoriu tokias jungtis naudoti. Dažniausiai naudojami yra, kaip manote, XT60 jungtis, tai tokį ir čia naudosiu, o kiti eina 3 į patį motoriuką laidai. Tai va, apie šitos, nežinau, ką čia irgi daug nieko ypatingo tikriausiai nepapasakosiu. Toliau galim keliauti prie elementų.